Samsung šilumos siurbliai Oras vanduo. Komfortas jūsų namuose. Turiu pasakyti, kad prieš rungtynės gal kokias 40 minučių tik tai sužinojom, kad Džerikas šiandien negalės žaisti. Tai labai išmušė iš vėžių tą visą rungtynių planą, rotacinius dalykus, netgi starto penketą, nes jį mes buvom pasiruošę naudot, bet turim greit reaguoti, turim dar kitus žaidėjus ir sakyčiau, šiandien padarėm žingsnį į priekį, kalbant apie puolimą, bet ir žinau, kad mes tikrai geresni esam žaidėjai, negu pastaruoju metu žaidėm, bet mes taip pat esam tikrai geresni žaidėjai ir gynyboje, ko šiandien nepadarėm. Gal tas plus 15 išvykoje, gal čia plus 13 jau turėjom. Nežinau priežasčių, bet nesusitvarkėm su užtvarom be kamulio ir su izoliaciniu krepšiniu. Kai žaidi prieš komandą ketvirtą kartą, tu turi biški daugiau to žinoti, kas yra kas, nes BCL žaisim prieš komandas, kur nesam žaidę ir ten reikės jau nuo pirmų rungtynių būti žymiai geresniais gynyboje ir tokiais mes žiauriai norim būti. Ir kalbant apie fanus, tai galbūt tas šiemet BCL pagaliau skirsis nuo visų BCL ir galbūt jau pats laikas būtų atidaryti antrą aukštą. O kas Hardingui nutiko? Jisai paskutinėse rungtynėse turėjo šiokį tokį lengvą kelio sumušimą, bet šiandien jis per apšilimą nesijautė labai komfortabiliai ir tiesiog matėsi, kad jis abejoja ir nusprendėm jį nepataupyti, bet tiesiog nerizikuoti šitose rungtynėse, nes jeigu šitose rungtynėse būtų žaidęs didelės minutės, būtų tada didelis klaustukas ant Holono rungtynių, tai nusprendėm rinktis Holono rungtynės su Džeriku. Dabar neturėtų to klaustuko būti, ar ne? Labai tikimės, kad vis tiek yra 4 dienos. Nieko ten nėra, baisaus sumušimas tiesiog, bet tiesiog nesijautė komfortabiliai. Koks įspūdis apie naujokus iš jų pasirodymą aikštėje ir kiek integracija gali užtrukti iš to vaizdo sprendžiant pirminę? Labai tikimės, kad su kiekviena diena bus vis geriau. Labai džiaugiamės, kad pagaliau treniruotės metu mes turim opcijas ir konkurencingus žaidėjus kiekvienoje pozicijoje ir mes kaip treneriai jau galim rinktis. Nes, vadinkim taip, pirmais 4 mėnesiais mes nelabai galėjom rinktis kai kuriuose pozicijose. Dėl to kartais žaisdavom, ką žaisdavom. Dabar mes turim tokią prabangą rinktis ir dėl to, aš manau, tik į naudą yra žaidėjų kiekvienam, be išimties. Pasitempti, pasikelti savo lygį, atsakomybės aikštelėje dar stipriau prisimti, nes dabar jam už nugaros yra kitas žaidėjas. Tai čia vėl turbūt klausit apie žaidėją, bet tai nėra tik apie žaidėją. Treniruotėse matos tas pasitempimas, gynyboje, pavyzdžiui? Paskutinės 3 dienos treniruočių matėsi visų pirma veidai kitokie ir labai mes akcentuojam tą veido, tą kalbą, kūno kalbą ir visi yra pikti dėl paskutinių pralaimėjimo Gargžduose ir šiandien norėjom prieš savo publiką, kaip pasakyti, kažkokį žingsnelį žengti į priekį. Manau, jį žengiam, bet tokio žingsnelio neužteks prieš Holoną namų rungtynėse, kur, sakau, reikia labai stipriai pasitempti kiekvienam gynybinę prasme ir panašiai. Taip, mes padarėm kažkokius gerus dalykus, Pleikys nenusėmė nei vieno pagaliau puolime kamulio, kur nusimdavo po 5, biški geriau gal pražangas pasidalinom gynybinės. Čia pažengėm į priekį, bet to tokio būtinumo apsiginti norėtųsi daugiau iš kiekvieno žaidėjo, norėtųsi to labai mažo ekstra, nes gera ir ideali gynyba yra labai mažas skirtumas. Ta ekstra žingsniuką turim padaryti. Sveiki, treneri, koks jūsų būtų komentaras po rungtynių, ar pasipriešino Šiauliai maksimaliai, kiek galėjo, ką išskirtumėt savoje komandai? Manau, kad antras kėlinys buvo per daug atsipalaidavom. Tas žaidimas ir čia aš prisimsiu ant savęs. Per daug norėjau tų visokių line-upų pabandyti, tam tikrų žaidėjai. Nebuvo to, buvo tam tikri line-upai, tam tikri žaidėjai, kurie žaidė gerai šiandien. Ir antroji pusėje, man atrodo, tai ir buvo matyti. Tas antras kėlinys čia yra mano
mano taktinė klaida ir paleidau aš tą kontrolę. Per daug bandydamas gal keisti tam tikrus žaidėjus, leisti tam tikriems žaidėjams pasižaisti. Aišku, norėtųsi, kad būtų lygesnės sąlygos išvykoj, bet sunku žaisti, kada tokiom sąlygom žaidžiam išvyką. Sąlygas lemia švilpukai. Tai pasižiūrėkit, aš nekomentuosiu, paprasčiausiai susiveskit kiekį, laiką, pasižiūrėti į pirmo kėlinio, antro kėlinio. Visi dirbam savo darbą, jie dirba savo darbą, aš dirbu savo darbą. Yra žmonės, kurie atsakingi už visas tas, su tai žmonėmis ir kalbėsiu. Kaip pasikeitęs Rytas po sudėties pokyčių, ar skiriasi žaidimas kaip nors? Nelabai, manau, tas pats Rytas, tai patys dalykai, kur ir visą laiką. Šiandien geriau susidilinom su kamuoliais puolime, bet tie tritaškiai, kur žmonės, kurie negali nieko daugiau kito daryti, tik mesti krepšį metą tritaškius iš 6-4, tai tokius dalykus mūsų žaidimo plane mes turim atimti, bet to nepadarėm. Ankstyvas, aišku, klausimas, kaip manot, ar kiek intrigos finalo ketvirtį turėtų būti? Sąžiningai, aš ten nedalyvausiu, tai šiuo metu net labai įdomu, bet manau, LKL'as pagaliau gavo tą išsvajotą finalinį ketvirtą ir Rytas jau ten, tai pažiūrėsim, kiek tos intrigos bus.